Sveiki, šiame video parodysiu Jums dar vieną būdą, kaip savo aviabilietus Ryanair internetinė svetainė galima įsigyti pigiau. Tiesą sakant, asmeniškai šį būdą praktikoje naudoju pakankamai retai, tačiau jo pagalba sutaupyti perkant Ryanair bilietus visgi galima. Taigi parodyti, kaip šis taupimo būdas veikia, aš visgi privalau, o sprendimą naudoti jį praktikoje ar ne, visgi priimsite Jūs patys. Taigi, šis būdas vėlgi yra susijęs su valiutų konvertavimu ir jo pagalba jūs galėsite pasirinkti valiutą, kurią norėtumėt susimokėti už savo aviabilietus. Taigi, pradėkime. Kaip matote, skrydžio paieškos laukelėje šiandien bandysime įsigyti 3 bilietus skrydžiui iš Londono į Vilnių, ir skrydžio datos balandžio 11-20 dienos. Taigi, suvedę savo skrydžio informaciją, spauskime Book Now mygtuką ir pažiūrėkime, kiek mūsų aviabilietai mums kainuotų. Taigi, kaip matote šioje lentelėje, 3 mūsų dominančios skrydžio bilietai mums atsieitų apie 573 Didžiosios Britanijos svarus. Jūs tikriausiai jau pastebėjote, kad Ryanair svetainėje jūs dominančio skrydžio kainos valiuta priklauso nuo šalies, iš kurios jūs išvykstate. Tai reiškia, jeigu jūs skrendate iš Didžiosios Britanijos, jūsų kaina bus pateikta svarais. Jeigu jūs vykstate iš eurozono šalies, Vokietijos, Ispanijos, Prancūzijos ir taip toliau, jūsų bilietų kaina bus pateikta eurais. Jeigu jūs vykstate, tarkim, iš Lietuvos, jūsų bilietų kaina bus pateikta litais. Taigi, ką daryti tokiu atveju, kai jūsų bilietų kaina pateikta kita valiuta, negu yra jūsų mokėjimo kortelė? Kaip matote, pati svetainė valiutų pasirinkimo funkcijos jums nesiūlo. Tačiau galimybė, kaip pasirinkti jums priimtiną valiutą Ryanair svetainė visgi yra. Taigi, dabar pagrindinė video dalis, kuri yra pakankamai svarbi. Todėl pasistengkite ją žiūrėti atidžiai. Taigi, ką reiktų daryti, norint pakeisti savo aviabilietų kainos valiutą į jums priimtiną? Pirmiausiai, atsidarykite naują langą savo internetinėje naršyklėje. Ir jame dar kartą atsidarykite Ryanair svetainės pirminį puslapį. Dabar svarbiausia dalis. Skrydžio paieškos laukelėje jums reikia pasirinkti skrydį, kuris bus vykdomas iš šalies, kurios nacionalinė valiuta jūs norite atsiskaityti už savo skrydžio bilietus. Taigi, tarkim, mes norim už savo skrydį iš Londono į Vilnių 3 asmenim nusipirkti litais. Taigi, būtent šioje grafoje mums reiktų pasirinkti skrydį iš šalies, kurios nacionalinė valiuta yra litai. Deja, šiam momentui litais atsiskaitome tik tai Lietuvoje, taigi būtent skrydį iš Lietuvos mes turime ir pasirinkti. Nesvarbu, iš kurio oro uosto, iš Kauno ir iš Vilniaus, svarbu, kad skrydis būtų vykdomas. Taigi, pasirenkam Vilnių. Ir keleivių grafoje vėlgi mes turime pasirinkti būtent tą skaičių ir tipą keleivių, kurį nurodome savo skrydžio originale. Taigi, tame skrydyje, kuomet mes perkame bilietus iš Londono į Vilnių. Kaip atsimenat, tenai pirkome bilietą 3 suaugusiems. Būtent 3 suaugusius turime pasirinkti ir čia. Jeigu jūs pirksite bilietą, tarkim, 3 suaugusiems, 2 vaikam ir 1 kūdikiui, lygiai tokią pačią informaciją turėsite nurodyti ir čia. Skrydžio kryptis, tai yra į kur skrendate, nėra svarbi. Svarbu, kad skrydis būtų vykdomas. Taigi, skrydžio tikslas gali būti bet kuris oro uostas, į kurį skrendama iš oro uosto, kurį pasirinkote pirmoje grafoje. Taigi, pasirinkime vėlgi Londoną. Sekantis žingsnis datos. Datos vėlgi nėra svarbi informacija. Vienintelis, kas yra svarbu, tai yra tai, kad jūsų skrydis pasirinktomis datomis būtų vykdomas. Tačiau jeigu skrydis ir nebus vykdomas datomis, kurias jūs čia pasirinksite, jūs visą laiką datų informaciją galėsite koreguoti sekančiame žingsnėje. Ir paskutinis punktas, tai skrydžio tipas. Ši informacija vėlgi yra labai svarbi. Todėl jeigu savo pirminėme skrydyje, tai yra skrydė iš Londono į Vilnių ir atgal, jūs pasirinkote skrydį į abi pusės, taigi būtent skrydį į abi pusės turite pasirinkti ir šioje dalyje. O jeigu jūs savo skrydžio originale, tarkim, pasirinksite skrydį tik viena kryptimi, lygiai tą pačią informaciją turėsite nurodyti ir čionais. Kai būsite 100% įsitikinę,
kad skrydžio informaciją užpildėte teisingai, spausite Book Now mygtuką. Šiame puslapį viskas, kas jums turėtų būti svarbu, tai yra, kad datomis, kurias nurodėte pirminėme Ryanair puslapyje, jūsų skrydis būtų vykdomas. Na ir kad kaina, kurią matote štai šioje eilutėje, būtų pateikta jums priimtina valiuta. Mūsų atveju tai yra litai. Vėlgi, jeigu skrydis nebus vykdomas datomis, kuris jūs pasirinkote, jūs nesudėtingai galite pasirinkti kitas datas, kuriomis skrydžiai bus vykdomi. Viskas, ką jums čia reikia padaryti, tai kad total eilutėje atsirastų skrydžio kaina pateikta valiuta, kurią norite atsiskaityti už savo originalų skrydį. Taigi, viskas. Palikite šitą puslapį taip, kaip yra ir grįžkite į Ryanair puslapį, kuriame jūs ketinate įsigyti savo skrydį. Tai yra į puslapį, kuriame jūsų skrydžio kaina yra pateikta Didžiosios Britanijos svarais. Na ir čia sekantis jūsų žingsnis turėtų būti Continue mygtuko spaudimas. Ta ir darome. Na ir pažiūrėję į skrydžio suvestinės laukelį, mes matome, kad mūsų skrydžio kaina pasikeitė. Ji pasikeitė ir dabar yra pateikta litais. Na, dar kartą pažiūrėkime savo skrydžio informaciją. Na, kaip matote, mūsų skrydžio informacija nepakito. Skrydis liko tas pats, iš Londono į Vilnių balandžio 11 dieną ir iš Vilniaus į Londoną balandžio 20 dieną. Na ir bilietai yra perkami 3 asmenims. Taigi, viskas, ką jums reikia padaryti toliau, tai yra užpildyti keleivių informacijos laukelius, pasirinkti arba atsisakyti paslaugų, kurias jums siūlo Ryanairas, na ir galiausiai įsigyti savo bilietus. Na ir kaip visą laiką, video pabaigai paskaičiuokime, kiek mums pavyko sutaupyti. Na, pirmiausiai norint tai išsiaiškinti, mums reikia sužinoti, kiek mes būtume mokėję, jeigu mes būtume savo valiutą konvertavę Ryanair svetainėje. Na, kaip matote ekrano pačioje, jeigu mes būtume pasirinkę Didžiosios Britanijos svarus konvertuoti į litus Ryanair svetainėje, mes su savo bilietus būtume mokėję 2578 litus ir 3 centus. Dabar pasižiūrėkime, kiek mes būtume mokėję už savo bilietus, jeigu mes valiutą konvertuotume banke, kuriam priklauso mūsų mokėjimo kortelė. Kaip matote šioje lentelėje, šiandien Didžiosios Britanijos svarą SEB bankas parduoda už 4 litus 26 ir 96 tūkstantąsias lito. Taigi, norėdami sužinoti, kiek mūsų bilietai būtų kainavę, jeigu valiutą mes būtume konvertavę banke, padauginkime 4 litus 26 ir 96 lito iš 572,94 svarų ir mes gauname 2446 litus ir apie 22 centus. Na ir kaip matote štai čia, konvertuodami savo valiutą būdu, kurį aš jums pristačiau šiame video, mes su savo bilietus mokėtume 2406 litus ir 45 centus. Taigi, šiek tiek sutaupyti mums visgi pavyktų. Tačiau, jeigu atsiminat video pradžioje, aš minėjau, kad šį būdą praktikoje asmeniškai taikau nedažnai. Na, o taip yra todėl, kadangi šis būdas yra, kaip ir nelegalus. Todėl, jeigu jūs visgi nuspręsite jį naudoti praktikoje, visą laiką prieš spausdami Purchase mygtuką, patikrinkite štai šioje lentelėje esančią informaciją. Ir įsitikinkite, kad joje pateiktos skrydžio detalės visiškai sutampa su jūs dominančios skrydžio detalėmis. Tai yra, įsitikinkite, kad nepasikeitė jūsų skrydžio kryptis, kad nepasikeitė jūsų skrydžio datos ir skrydžio bilietų kiekis išliko tas pats, kurį nurodėte rinkdamiesi savo skrydį pirminėme Ryanair svetainės puslapyje. Na ir tik tuomet, kai būsite 100% įsitikinę, kad ši informacija išliko ta pati, tik tada spauskite Purchase Now mygtuką ir įsigykite savo bilietus jums priimtina valiuta. Vėlgi, atminkite dar vieną dalyką. Ne visos valiutos, naudojant šį valiutų konvertavimo būdą, konvertuojasi, pavadinkim taip, pelningai. Kadangi yra tam tikros valiutos, tai yra kaip pavyzdžiui eurai, kurios konvertuojasi naudingiau, konvertuojant jas banke, kuriam priklauso jūsų mokėjimo kortelė.
Taigi, prieš naudodami šį būdą visą laiką pasiskaičiuokite, kuris variantas jum yra naudingiausias ir būtent tą taupimo būdą naudokite. Na ir kaip visą laiką, jeigu jūs norite sužinoti daugiau būdų, kaip sutaupyti perkant jūsų kelionės bilietus, apsilankykite internetinę svetainę 4travel.lt, kur tikiuosi rasite ir daugiau jūs dominančios informacijos. Tai tiek šiandienai, ačiū už dėmesį ir gerų kelionių.